Paulas Dirakas numatė, kad antimedžiaga turėtų egzistuoti. Jis bandė apjungti kvantinę mechaniką, kuri apibūdina subatominės daleles, ir Einšteino reliatyvumo teoriją. Dirakas ieškojo lygties sprendinių, kurie apibūdins elektrono skriejančio artimų šviesos greičiui judėjimą. Kaip lygtis x kvadratu lygų 4 gali turėti du galimus sprendinius, tai yra x lygu 2 ir x lygu minus 2. Taip pat ir Dirako lygtis gali turėti du sprendinius. Vienas teigiamą energiją turinčiam elektronui, o kitą neigiamam elektronui. Tai iš pradžių, iš tikrųjų, kai Dirakas gavo šį atsakymą, jis nenorėjo pasidalinti išvadomis su savo kolegomis, jis ilgą laiką dvejojo, ant kortos visgi yra mokslinė reputacija, taip. Galiausiai, aišku, jis